Susiraskite patogią erdvę, kurioje galėtumėte judėti. Pajuskite ryšį su žeme per pėdas. Atpalaiduokite kelius, galite juos šiek tiek sulenkti. Pajuskite savo kvėpavimą be poreikio jį keisti. Atkreipkite dėmesį į galvą ir kaklą. Lėtai pasukite galvą į dešinę ir į kairę. Pakartokite dar keletą kartų į kiekvieną pusę. Lėtai nulenkite galvą žemyn, tada pakelkite aukštyn, kol pamatysite lubas. Pakartokite šį judesį dar keletą kartų. Nuleiskite galvą žemyn ir sukite kaklą į vieną pusę, paskui į kitą. Pakartokite šį judesį dar keletą kartų. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Pajuskite galvos svorį ir pastebėkite, kaip ji nori judėti. Sekite galvą visų kūnų. Galva veda jūs aplink erdvėje. Tiesiog sekite galvą ir klausykite, kaip ji nori judėti. Atkreipkite dėmesį, kur nukreiptas jūsų žvilgsnis. Atpalaiduokite žandikaulį, jei norite, galite nusižiovauti. Perkelkite dėmesį į pečius. Tiesiog sukite pečius pirmyn ir atgal kelis kartus. Ar jie jaučiasi įsitempę, o gal atsipalaidavę? Galite suapvalinti nugarą ir ištiesti rankas į priekį. Laisvai judinkite savo pečius. Kaip jūsų pečiai gali jūs vesti? Būkite atviri ir leiskite jiems jūs vesti. Dabar pajuskite ryšį tarp pečių ir alkūnių. Perkelkite dėmesį į alkūnes. Pajuskite, kad alkūnės atsipalaidavusios ir laisvos. Kaip jos gali vadovauti jūsų judesiui? Judesiai gali būti sklandūs ir lengvi, arba aktyvūs ir kupini energijos. Dabar perkelkite dėmesį į rankas ir pirštus, kaip jie jaučiasi. Atleiskite savo rankas ir pirštus švelniai juos purtydami. Atkreipkite dėmesį į dešinę ranką. Dabar dešinioji ranka vadovauja judesiui, o jūsų kūnas seka paskui ją. Įsivaizduokite savo ranką kaip šliaužiantį vynmedį. Ji juda į dešinę ir į kairę, pirmyn ir atgal. Toliau savo kūno judesius atlikite kairiąja ranka.
Kairė ranka sukasi ratu erdvėje, o jūsų kūnas ją seka. Dabar galite įtraukti abi rankas vienu metu. Rankos verčia jūs judėti į skirtingas puses, skirtingų greičių. Perkelkite dėmesį į stuburą. Pajuskite vertikaliąją savo kūno ašį. Įkvėpkite ir giliai iškvėpkite. Leiskite savo kvėpavimui padėti surasti stuburo šokį. Galite judėti kaip gyvūnas, laisvai, natūraliai atsipalaidavę. Pajuskite įvairias stuburo dalis – kaklą, vidurinę nugaros dalį, apatinę nugaros dalį, kryžkaulį ir uodegikaulį. Atsiduokite šokiui visų kūnų. Tęskite perkeldami dėmesį į klubus. Leiskite jiems atsipalaiduoti ir pieškite apskritimus. Pajuskite dubenį. Pabandykite pajusti vidinį sklandumą, atlikdami sukamuosius judesius klubais. Sekite juos ir leiskite jiems šokti. Pajuskite, kaip tėkmė sujungia jūsų klubus su jūsų keliais. Perkelkite dėmesį į kelius, pajuskite, kaip jie nori judėti. Judesiai iš kelių gali būti lėti ir švelnūs, tačiau jie taip pat gali būti aktyvūs ir energingi. Pajuskite impulsą, kuris jūs veda į vieną ar kitą pusę. Galite pradėti nuo lėtų judesių, o paskui palaipsniui juos daryti vis energingesnius. Perkelkite dėmesį į pėdas. Pajuskite jas besiremiančias į žemę ir grindis. Pajuskite kulnus ir kojų pirštus. Perkelkite svorį nuo skirtingų pėdų dalių, išlaikydami pusiausvyrą. Suvokite, kaip reikia judinti pėdas įvairiais būdais. Ir atsiduokite savo pėdų šokiui. Sulenkite kelius ir truputį pakratykite kūną. Galite leisti sklisti garsams, kol kratotės. Atkreipkite dėmesį į savo kvėpavimą. Palaipsniui sulėtinkite judesius. Jei norite, galite ištempti savo kūną.
Pajauskite ramybę. Dėmesį nukreipkite į vidų, įsiklausykite į save ir kvėpavimą. Atsipalaiduokite.